Norėdami rasti krovinį ar transportą, spauskite krovinio ar transporto ikonėlę. Paieškai taip pat galima naudoti šabloną arba ieškoti rankiniu būdu. Norėdami vykdyti paiešką rankiniu būdu, įrašykite miesto pavadinimą, indeksą arba sukurkite balso pranešimą, paspaudę mikrofono ženkliuką. Paspaudę raides A, B, C galėsite rinktis iš sąrašo šalį, regioną ir miestą. Nurodžius spindulį, sistema jums pateiks krovinius, kurie yra nurodytų spindulių nuo pakrovimo ir iškrovimo punktų. Norėdami pridėti papildomą pakrovimo arba iškrovimo punktą, paspauskite pliusą. Jei jūs norite, kad sistema nerodytų jums pasiūlymų esančių nurodytų spindulių bet kitoje šalyje, ties pakrovimo ir iškrovimo punktais uždėkite varneles. Jei duomenų bazėje aktualių pasiūlymų jūsų pasirinktomis kryptimis nėra, jūs galite peržiūrėti, kas anksčiau siūlė panašius krovinius. Norėdami peržiūrėti įmonių sąrašą ir pasiūlymų skaičių, spauskite archyvo ikonėlę. Jūs taip pat galite papildomai nurodyti pakrovimo datą, transporto priemonės kėbulo tipą ir pakrovimo būdą. Jei jums svarbu kėbulo tipas, uždėkite varnelę. Norėdami naudoti paieškos parametrus kitoms paieškoms, išsaugokite paiešką kaip šabloną, uždėkite varnelę ir įrašykite šablono pavadinimą. Spauskite rasti. Viršutinėje dalyje rodomas mažasis filtras. Naudodamiesi šiuo filtru, jūs galėsite greitai pakoreguoti nurodytus paieškos parametrus. Norėdami pereiti į pilną filtrą, paspauskite pieštuko ženkliuką. Vienu metu jūs galite ieškoti pasiūlymų keliomis kryptimis. Tam tikslui, paspaudę pliusą, sukurkite naują skirtuką ir užpildykite jo laukus. Jei jūs peržiūrite pasiūlymą ir nėra jums aktualus, spauskite K ženkliuką. Jei paspausite pliusą, pasiūlymas atsiras skirtuke pasirinkta, o jei paspausite žvaigždutę, skirtuke išrinktieji. Į pastabas ir veiksmus jūs galite įrašyti, kad toks pasiūlymas jums nebebūtų rodomas, kad toks pasiūlymas neegzistuoja, įrašyti jums svarbų priminimą, pasiūlyti kainą, užblokuoti konkrečios įmonės pasiūlymus ir įrašyti komentarą savo. Paspaudę vartotojo vardą ir pavardę, pamatysite visus jo kontaktus. Paspaudę įmonės pavadinimą, pamatysite visą jos informaciją. Jei dėl darbo tinklalapyje jums kilo klausimų, kreipkitės tinklalapio apačioje nurodytais kontaktais.